Šiaip specialiai rinkomės visas tokias rausvas spalvas, kad matytųsi tiesiog skirtumas konkrečiai tarp tos pačios praktiškai spalvos. Jo, pigmentas, dengimas, konsistencija. Na, šito šepetukas šiaip irgi trumpesnis, bet jeigu norim paimti daugiau, tai reikės per kelis kartus. Kaip čia man taip patogiau bus? Inokoso pats teptukas tai man labai fainas yra. Jį galima labai lengvai dastumti iki odelių, tik tai tiek, kad va jo reikės imti per kelis kartus. Na, nes jisai taip, jis toks klampesnis irgi yra. Ir šiaip Inokoso, va, aš kiek bandžius gelį buteliuke, jis toks yra visiškai kitokios konsistencijos ir jis yra toks lipšnus, tasus, nu jo tikrai ta konsistencija gelio yra visai kitokia, negu iki šiol va, mūsų visų tų trijų bandytų. Na, gal man jis panašiausias į gelį šio yra. Bet dar toks biškiai klampesnis. Klampesnis, jo. Tikrai klampesnis. Lyginasi irgi gražiai, atrodo klampus, bet vat, pavyzdžiui, išsilygino, tai tikrai labai lengvai, labai gražiai. Taip. Niekur nieko nereikia stumdyti, nieko nešioti. Su būtent šitų gelių buteliuke Inokoso aš buvau prisiauginusi nagus netgi su viršutiniam formom. Ir nešiojosi man puikiai. Tai tikrai galima drąsiai naudoti, net ir, nu, aišku, aš neprisiauginau labai ilgų nagų, prisiauginau, nu, tokį kvadratą. Neilgus nagus, bet pilnai užteko visam ir kraščiukam atstatyti, ir formai pasidaryti, ir būtent naudoti su viršutiniam formom. Nes jisai gaunas, kad irgi pakankamai klampus yra. Taip. Jisai daugiau stovi toje vietoje, kur tu jį padedi, automatiškai su formelėm ar viršutiniam ar apatiniam lengviau su juo dirbti. Aišku, viskas yra lengva, kai atitaikai savo sistemą. Taip. Kai atsiranda tam tikri įgūdžiai, tai automatiškai visom priemonėm yra nesunku dirbti. Jo, ir šitas Inokoso gelis, jis neturi tokio irgi 100% maskavimo, jisai labai natūrali spalva. Tai tas pigmentas toks gražus, bet toks šiek tiek permatomas, nėra, kad grinai kaip spalva uždengtų. Natūralus toks. Kol kas labiausiai maskuojantis ESN buvo gelis. ESN visiškai pilnai absoliučiai maskuojantis, visi kiti tokie švelnesni. Šitas mažiausiai maskuojantis, jo, natūraliausias toks. Nors dar sakyčiau, gal Sate labai panašiai bus maskavimo. Labai panašiai irgi taip švelniai, gražiai. Man tai šitos spalvos tai atrodo tobulai turėtų būti ombre. Oi, taip. Ombre tai čia vienareikšmiškai. Kas nori spalvotą, kas nori balto ir kaip visada mano tai mėgstamiausias tas milky topas. Iš Sate tai ant visų spalvų absoliučiai atrodo. Taip, jis labai gražiai. Šiaip daug kas bijo to milky topo, nes galvoja, oi, čia užbalins nago plokštelį, bet iš tikro ne. Nes, pavyzdžiui, kol nepabandė. Taip, bet ir visiškai teisingai. Taip, nes aš tik išbandžiau, tik tada supratau jo logiką. Oi, žiūrėk, koks elastingas. Aišku, galbūt čiut ploniau jį padengiam, bet jis tikrai elastingesnis yra. Ir vat matom, sulenkiam ir jisai plius minus, prasitiesino, tikrai grįžo atgal, bet ne visiškai iki galo. Tai, bet kad lūžtų, skiltų, tai čia be šansų nei vienam. Taip, nes man pavyko net prisiauginti nagus su juo. Jo. Tai to tvirtumo tikrai pakaks išnešioti pilnai, net ir prisiauginus nagus. Jo, čia vat tą mums reikėtų akcentuoti, kad mes konkrečiai čia ką testuojam, tai čia yra labai plonas sluoksnis, bet kokiu atveju, jeigu tu darai priauginimą, prailginimą, tai faktas, kad medžiagos kiekis atitinkamas bus. Čia daugiau toks kiekis paimtas kaip baziniam sluoksniui, kaip bazės dengimui. Taip. Ir dar vienas toks pastebėjimas šiaip įdomus, kad šiaip kietieji geliai jie nėra nutirpinami. Ir va būtent gelis buteliuke jis yra vienintelis saukov, jis yra vienintelis nutirpinamas, nors mes matėm, kad jis yra realiai tvirčiausias iš visų pagal savo konsistenciją. Tai tom netgi meistriam, kas nutirpina nagus gelinius, aišku, reikėtų nusimti didžiąją dalį to gelio norint nutirpinti, bet jį įmanoma nutirpinti.
visus kitus. Realiai net ir gamintojas ką akcentuoja, kad konkrečiai nutirpinama yra 80% medžiagos yra nudildžiuojama ir 20% ta būtent procentinė dalis, kuri yra prie pat nago plokštelės ir yra pati, galim sakyti, nesaugiausia, galim taip sakyti, tai automatiškai tą dalį mes galim lengvai nutirpinti. Tai čia labai didelis pliusas. Jo, išskirtinumas būtent geliušo gelių buteliuke. Taip. Tai va, jeigu turit kokių pastebėjimų, rašykit komentaruose, rašykit, kuris jūsų gelis buteliuke mėgstamiausias ir pasimatysim kada nors antroji daly.